Kada tu tiek metų treniruojies, čia yra tavo ritmas, čia yra tavo gyvenimas. Šuolis į tolį iškart išsiskyrė iš savo bendramžių. Kažkaip tai buvo pas mus iš vietos šuoliai. Tai jo, aš buvau ilga koja, visai kudutė, tai kažkaip išsiskyriau iš karto. Merginas pavydėjo ilgų kojų. Čia jau ne manęs klausti reikia. Ko jūs patraukė lengvoji atletika, dėl ko pradėjote užsiiminėti tuo? Iš tikrųjų atėjau iš sportinės gimnastikos, nes nuo 4 metų užsiiminėjau sportinę gimnastiką ir lengvo atletika įsivejungia labai daug kažkokių tam tikrų, ne vien tik tai yra bėgimas, tai yra ir šuoliai, ir barjerai, yra daug galimybių ir iš tikrųjų yra daug įdomesnė, daug sunkesnė, tai gal dėl to, kad iš tikrųjų daug į save ko jungia. Ar tiesa, kad anksčiau buvote susidomėjusi gimnastiką, jei taip, tai kodėl? Buvau, bet vėlgi, nuo 4 metų iki 9 sportavau 5 metai, tai buvau maža, negalėjau to spręsti, bet iš tikrųjų buvo įdomu, buvo faina, bet iš tikrųjų labai daug traumų tame sporte ir aš manau, kad lengvoji atletika yra daug geresnė, kaip ir moteriai, ir čia yra daugiau galimybių Lietuvoje. 2013 metais Europos jaunimo olimpinėme festivalyje dalyvavote šuolių į tolį rungtyje. Paskui pradėjote specializuoti trišuolyje. Kodėl? Iš tikrųjų, trišuolį reikia subręsti. Ir viena daugiausiai traumų galima sulaukti trišuolį. Ir aš manau, treneris jau seniai norėjo, kad aš pradėčiau šokinėti, bet vis dar nebuvau tam pasiruošusi. Dažniausiai trišuolį perina po tolio. Ir pabandžiusi, iš tikrųjų, gal tik pusę metų pasitreniravau tos technikos ir labai gerai pradėjo sektis ir man pačiai labai įdomu. Iš tikrųjų yra daug sunkiau negu toli, bet daug įdomiau. Perėjausi trišuolį, daug daugiau pradėjau dirbti, viską stiprinti, nes irgi nugara turi, visas korsetas turi būti sustiprintas, kelienas. Tai lik viskas tvarkoj, kol kas jau buvo. Ten smulkmenų, bet dabar išsigydžiau ir viskas, einu link naujų tikslų. Dar svarbu, kaip treniruojasi. Trenerį turiu iš tikrųjų puikų, jis labai mus prižiūri ir nepersistengia, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vėliau atidėm į trišuolį. Viskas tvarkoja kol kas. Irgi ir maistas, aišku, ir gyvenimo būdas, nuo to irgi viskas priklauso, stengiuosi ten nerizikuoti, su parašiutu nešokinėti, bet viskas tvarkoja, prisižiūriu. Pernai dalyvavote atrankoje pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės. Ar labai išgyvenote dėl atrankos metu gautos traumos? Ne tiek fiziškai yra sunku, kiek psichologiškai, nes aš manau, man yra sunkiausia iš tikrųjų, aš manau, atsikelt po tų nesėkmių ir eiti toliau, nes sunku buvo, iš tikrųjų, buvo plyšę raiščiai, aš negalėjau vaikščioti, bet mėnuo, 2 ir vėl ant kojų, ir vėl sportuoti, ir vėl viskas iš naujo, bet dabar Lietuvos čempionatas, varžybos naujos, aš manau, viskas bus gerai. 2014 metais jūsų pavardė buvo paskelbta Lietuvos žiemos sezono sportininkų top 10. Ar jums svarbus šis įvertinimas? Aišku, malonu, dėl to, kad dar ir trišuolį naujoj srityje. Aišku, malonu yra, nes esu gan dar jauna ir turiu tik 1 metų stažą trišuolį, bet aišku, malonu, kad viskas įvyko. Tai džiaugiuosi, aišku. Pernai tapote Lietuvos jaunių čempionė. Ar jaučiate didelę konkurenciją Lietuvoje? Konkurencija yra visur, negalime apie tai pamiršti. Ir tai, kad tapau jaunių čempionė, dar nereiškia, kad aš galiu atsipalaiduoti ir nieko nedaryti. Ir penktadienį laukia Lietuvos čempionatas, tai tikslas yra iš tikrųjų visgi aukso medalis jaunių čempionate ir norėčiau tarp prizininkių, aišku, tarp suaugusių patekti, kaip ir praeitais, būtų tada jau geriausias. Ta būtų ko norėčiau. 2014 metais Vilniuje po rekonstrukcijos buvo atidarytas Vingio stadionas. Kokie įspūdžiai apie jį? Geri, iš tikrųjų, aišku, laukiam, nesulaukiam. Ir kai jau atvažiavom, gražus stadionas, naujas,
malonu bėgioti, geri takeliai, 2 sektoriai yra tolio ir trišalio, kas man irgi yra svarbu. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad galim jau pradėti sportuoti tose naujose bazėse, kad yra galimybės, tai didelis ačiū. Vat, džiaugiuosi. Tai prideda daugiau motivacijos, naujas patalpas, vis tiek viskas šviežiai pastatyta, tai norisi tiesiog ryte atsikeli ir daugiau gal motivacijos yra į tas patalpas važiuoti. Taip, žinokit, iš vis malonu sportuoti, kada aplinkui yra gražu ir nauja. Kada vasarį ypač šviečia saulė, atbėgi stadioną, daug žmonių, visi šypsosi, gražus takelis, atrenovuotas stadionas. Labai fainai iš tikrųjų sportuoti, malonu netgi. Ir labai motyvuoja per varžybas taip pat. Man yra maloniau tokiam stadionui sportuoti iš tikrųjų. Tai džiaugiuosi, kad visgi valdžioje mums davė tą galimybę restauravo viską, sutvarkė. Ar esate patenkinta treniruočių sąlygomis Vilniuje? Jo, žinokit, yra kaip yra ir yra gan neblogai. Aišku, visada yra kur tobulėti, bet manau, kad palyginus kaip yra tam kituose miestuose, pas mus yra gan gerai, gan šilta ir man maniežas šitas yra mylimas ir pripratus aš prie jo savi namai antri. Tai man patinka iš tikrųjų, aš čia jaukiai jaučiuosi. Aišku, leidžiu savo ir kažkur išeiti, ir kažkur pašokti retkarčiais, bet turiu to laisvo laiko iš tikrųjų. Kai nori, visada randi. Kokią įtaką galutiniam rezultatui turi motivacija? Iš tikrųjų, kiek aš irgi jau daug kartų sakiau, iš 100%, tai tavo tas fizinis pasiruošimas yra 30. Ir 70% yra tavo psichologinis pasirašymas. Mes kiekvieną dieną aš tas treniruotės darau, aš suprantu, kad aš esu labai pasiruošusi gerai fiziškai. Treneris mano yra puikus, tačiau retkarčiais irgi nutinka kažkoks disbalansas galvoje ir tu svarbu iš tikrųjų palaikyti tą psichologinį balansą ir motyvuoti save, nes aš manau, tai yra tikrai didelė dalis tos sėkmės tavo. Reikia būti labai stabiliam. Gal anksčiau aš to nepastebėdavau, bet kuo toliau, ko eina tas profesionalinis sportas rimtesnis, tu supranti, kad viskas yra tavo galvoj, tu turi čia viską sureguliuoti, atsipalaiduoti paprasčiausiai, ateiti ir padaryti. Ir kalbant apie mokslus, ar nukenčia mokslai nuo įtempto grafiko? Mokytojai nelabai gerai supranta, palaiko, tai neturiu jokių problemų, neturiu mokslos iš tikrųjų. Gal tik tas grafikas truputį lankomumo gali kažkur šlubuoti, bet pastoviai nuo jo atsiskaitau ir lik ir gerai baigiau pusmetį, neturiu jokių problemų. Na, kad pradėjau sportuoti nuo vaikystės, tai aš nežinau. Ir kai pradėjau lankyti mūsų mokyklą, nuo 1 klasės, jinai jau sportavo lengvąją atletiką, kiek tai neklystu užsiėmė. Šiaip visą laiką buvo labai judri ir būtų keista, jeigu jinai nebūtų sportavus. Nuo pat pirmų dienų. Ir jinai išsiskiria iš kitų vaikų, būdama maža ir dabar būdama jau mergina, tuo, kad jinai turi tvirtą nuomonę. Ir visą laiką ją argumentuoja, visą laiką randa, kaip įrodyti savo nuomonę, apginti. Ir iš tikrųjų net nerandi paskui argumentų ir net sutinki su jos tą nuomonę, pradedi tikėti ją arba jai pritarti. Tai va tuo jinai tikrai išsiskiria iš kitų ir dar išsiskiria to, kad ji turi konkrečius tikslus, kurių siekia. Sportas duoda tą discipliną, tos drausmės ir tu tada sugebi gyvenime ir vėliau ir tuo momentu tiesiog prioritetus savo susistatyti ir žinai, ką po ko reikia daryti. Iš tikrųjų, žmonės, aš manau, nuveikia daug daugiau, nes jie disciplinuoti, jie drausmingi, jie moka planuoti, jie turi to atkaklumo, jie turi tos ištvermės, jie turi to ryžto. Aš manau, tai padeda. Ar dažnai būni klasėse lyderė pagal praleistų pamokų skaičių? Tenka. Aš ir vakarą sakiau, kad iš tikrųjų tenka iššlubuoti truputį lankomumas dėl varžybų, dėl kažkokių stovyklų. Retkarčiais galiu pramiegoti, nes labai pavargstu, bet su mokslas, sakau, vėlgi niekada nebuvo problemų. Aš atsiskaitau vėliau arba kažkaip susitariu, ateinu kitą dieną, viskas buvo tvarkoj. Ką galvoji po mokyklos baigimo daryti? Iš tikrųjų, būtinai mokytis stosiu, nes šiaip aš visat norėjau turėti 2 aukštuosius, tai žiūrėsim.
domina kineziterapija, domina psichologija, managementas. Tai žiūrėsim, kaip bus. Iš tikrųjų, žiūrėsim po egzaminų išlaikymo, tikiuosi, kad bus gerai ir įstos ten kur noriu. Dažnai tenka daryti namų darbus kelionių į varžybos metu. Būna retkarčiais iš tikrųjų, jeigu už kelių dienų reikėtų važiuoti ne į mokslus, tai tenka su savim pasiimti vadovėlius ir ruošti kažkur kelionį. Daug kartų sakiau, kuo daugiau turi veiklos, to geriau viską suspėju.